Labas rytas, esu konstrukciniai projektai direktorius ir CAIP atstovas Lietuvoje Paulius Tusilaitis. Šiandien norėjau parodyti pirmuosius savo žingsnius su CAIP programa. Tai atsidarius CAIP programą, kuri yra skirta inžinieriams, architektams, konstruktoriams, konstrukcijų inžinieriams, mes matome langą, kuriame galimas pasirinkimas yra architektūrinė dalis, energetikos dalis, tai pastatų energetinis naudingumas ir akustikos modeliavimas. Tada yra konstrukcijų dalis, tada švoko dalis inžinieringas, elektros dalis, projekto valdymas, tarpusavio susisiekimas ir rangos aikštelės tvarkymas. Turint CAIP programą, iš esmės yra įmanomas visas paketas, programa ir skaičiuoja ir gali daryti architektūrą. Visas pritaikymas yra galimas turint tiesiog vieną šitą paketą. Ir ką aš dabar norėjau parodyti, kadangi esu pats konstrukcijų inžinierius, tai atsidarius konstrukcinę dalį, parenkant bendrą modulį, čia matot, jų yra daugiau, yra pamatų skaičiavimas, jungčių skaičiavimas, atskirai metalo konstrukcijos, portaliniai rėmai, bet jeigu pradedant pradžią, mes atsidarome programą. Konkretų failą, šiuo atveju aš turiu tik tai vieną, patį pirmą, kadangi pradedu testuoti programą. Mes matome, kad mums iš karto atsidaro plano vaizdas. Tai yra, mes bėgiodami, kadangi ispanai yra inžinieriai, jie programą sukūrė taip, kad mes patenkam ne į 3D vaizdą, o patenkame į planus. Ir galim pasižiūrėti, čia pas mane įsijungia truputį. Grįžo. Galima pasižiūrėti kolonų išdėstymus, sijų išdėstymus. Jeigu padarysime skaičiavimus, čia šitoje karpoje atsiras rezultatai. Diagramos šiuo metu dar nėra atlikti skaičiavimai, tai šitas mygtukas praneša, kad dar jie yra neįvykę. Ir jeigu mes norim nueiti į 3D vaizdą, ką šiandien norėčiau parodyti, tai reiktų paspausti šitą kvadratuką, kur yra 3D vaizdas. Ir jau atskirame lange atsidaro 3D vaizdas, kur mes galim pažiūrėti šiuo metu modeliuojamą pastatą. Aš jį šiek tiek išdidinsiu. Tai va, tokia va konstrukcija. Atskiri pamatai, sujungti juostų, rastverko. Čia va projektuojamas sandėlys. Aš video kelsiu pastoviai, kurį laiką, kol išmoksiu naudotis programa, kartu parašysiu, kaip man sekasi, tai sekite informaciją. Šį kartą norėjau tiesiog parodyti pačią pradžią, kadangi įėjus į programą man pačiam buvo keista, kad pateikiamas yra inžinierinis mąstymas ir mes iš karto atsiduriam ne 3D vaizde, kur galime žiūrėti, o planuose. Tai teko pačiam kreiptis į suportą, kad padėtų surasti, kur yra 3D vaizdas. Tarp kitko, palaikymas techninis atsako į klausimus greitai. Tai va čia, jeigu pažiūrėt mano paštą, aš vakar 5 valandą parašiau laišką, kad kaip gauti 3D vaizdą ir ryte gavau atsakymą iš CAIP angliško palaikymo, kad sveiki Pauliau, 3D vaizdas gali būti randamas spaudžiant šitą kubiko mygtuką. Tarp kitko, atsakymas yra
labai informatyvus ir ilgas. Tai yra čia pateiktas trumpas atsakymas, toliau parodyta, kad galima matyti paspaudus sekantį mygtuką, jeigu yra armatūra. Taip pat galima surasti failų meniu, kur yra grupės. Toliau tas pats yra įmanomas per vizualizacijos mygtukus ir kaip jie veikia. Ir kartu gale pateikiamas video, kur parodo, kaip pateikti atsakymą. Ir aišku, apačioje yra pateikiama, kas atsakė, tai šiuo atveju Antonijo Kastelė. Ir kartu rašo valandas, kada yra prieinama mano klausimas trumpas apačioje, kad sveiki, aš esu naujas SAIP vartotojas, kaip aš galėčiau pamatyti 3D vaizdą ir kaip galėčiau gauti individualios informacijos tolimesniam mokymuisi. Tai atsakymas į paskutinį klausimą sako, čia yra pateikiama informacija, kaip toliau mokintis naudoti SAIP programą. Aš dar kartą paspausiu ir pasižiūrėsiu, kokią informaciją man pateikėm. Tai čia yra nuoroda į video, kur pateikiama prezentacija, kaip naudoti SAIP programą. Tai pirmam video aš norėjau papasakoti tiek. Ačiū, kas žiūrite ir sekate mane. Manau, SAIP Lietuvoje taps viena iš lyderiaujančių programų. Toks mano tikslas. Ačiū Jums. Iki kitų kartų.